atsimeni, kas labiausiai patiko? Man labiausiai patiko naktinis žygis. O kur jisai vyko ir kodėl jis būtent tau labiausiai patiko? Jis vyko prie Vytauto kalno, man labiausiai patiko, nes buvo tamsu, nieko nesimatė. Buvo biškį baisoka. O kas buvo baisaus? Nežinau, viskas. Ir kas labiausiai stovykloje patiko iš visų ekskursijų, iš to, ką pamatėt? Iš visų ekskursijų gal labiausiai patiko apie Birštoną, kaip vaikščiom apie mineralinių vandenų fabriką, kaip paskui vaikščiom centru. Mama aprodė visas apylinkės vietinės ir paskui ėjom pas Gariūnus. O iš rytinės programos, mankštos paskaitos, kas labiausiai patiko ir kodėl? Gal paskaitos, nes tai yra kaip įvadas į dieną, ką mes turime žinoti, kas yra ekologija, kas yra, kaip mums viską tai daryti, ką suprasti reikia. Kiekvieną naktį būna kažkas netikėta. Pirmą naktį lakstė miškinis su krūmais ir laibom kojom. Antrą naktį ėjome į naktinį žygį. Buvo labai smagu ir tamsu. Ir buvo labai daug linksmų ir dvasių.